Sveikinuosi dar kartą. Aurelija, čia tavo draugė, ar ne? Ja. Ką jinai veikia gyvenime? Mokosi taip pat. O ir ko jinai nori būti užaugus? Kiek minėjo modelių. Nori būti Victoria's Secret model, ne? Ja. Supratau. O jinai duomenės turi, kaip tu manai? Nežinau. Koks jis ūgis? Tai, kad tiksliai nežinau. Augs bet kokiu atveju, ne? Tai 1,7 m pasieks, kaip tu manai? Tai turėt. Supratau. Tvarkoj. Tai toj pabandysim jai paskambinti ir aš manau, kad būtų labai teisinga, jeigu jai paskambintų ne kas kitas, o žinot kas, aš to jums pasakysiu. Pasakai. Fashion Model House savininkė Jūratė. Šita šliupkė. Man skambino praeitą savaitę. Ką norėjo? Šitą padaryti. Fashion Model House Jūratė. Okay, let's do it. Oh yeah. To išvešim mergą ant kopūstų. Braškių ravėti Švediją, žiemą. Alio, sveiki. Sveiki. Ar aš kalbuosi su Samanta? Taip. Sveiki, Samanta. Čia jūs trukdo Fashion Model House of Public savininkė Jūratė. Klausau. Jo, aš sužinau jūsų numerį iš tikrųjų iš tokios merginos Aurelijos. Tiesiog, žiūrėkit, žiūrėjau čia merginų nuotraukas Facebook'e, mačiau ir jūsų. Labai dailiai atrodot, iš tikrųjų. Ačiū labai. Jūs kada nors bandėt modelio karjerą? Ne, iš tikrųjų nebandžiau, bet apie tai labai daug galvojau. Ar ne? Ką jūs apie tai galvojat? Kiek jums metų iš tiesų? Man 16. Okay, 16. Tai ką apie tai galvojat, apie modelio karjerą? Ką žinau, norėčiau galbūt, kad nors daugiau pasieks. Nežinau net, bet norėčiau iš tiesų pabandyti tą darbą. Norėtum prasme būti modelis, ar ne? Taip, bet pas mane biškį ūgio trūksta, tai... Koks dabar tavo ūgis yra? Mano ūgis 1,66 m, gal kokie dar. Okay, bet tu dar jauna, tu dar augi, žinok, daugiau reikėtų kabėti tavo ant turniko. Tai iš tikrųjų priduoda labai ūgio. Bet žinai, kur mes važiuosim, ten daugiau ar mažiau, ten ūgis iš tikrųjų nesvarbu, kuo žemesnė netgi tuo geriau iš tikrųjų, labai patogu. Sakyk, o tu šiaip patirties turi šiame biznyje? Na, iš tiesų nelabai. Tu tarsi neteko nei eiti podiumų, nei demonstruoti drabužių, būti fotomodeliu? Ne, bet aš ten domėjausi šiaip mokyklomis ir taip galvojau, gal ant, ką žinau, gal... O turi kažkokį savo mylimiausią fotomodelį? Gal ir turiu. Koksai tai būtų? Nežinau. Į ką tu norėtum būti panaši? Gal į kokią Heidi Klum? Okay, visai neblogas pasirinkimas iš tikro. Suprask, dabar toks dalykas, o tėvai tau galėtų pasirašyti leidimą vykti į užsienį, dirbti modeliu? Na, nežinau, iš tiesų reikėtų apie tai pakalbėti ir... Jana, šiaip mes dabar renkam šaunių merginų grupelę, ši yra kelias iš Ukrainos merginos ir mes renkam iš Lietuvos. Iš tikrųjų, Dubajuje yra labai populiarios lietuvių šviesiaplaukės. Ja, žinai, pagrindinis dalykas, tai reikia, ten tikrai didelį labai fashion house yra ir reikia tiesiog demonstruoti, žinai, drabužėlius. Iš tikrųjų pakankamai sudėtingas darbas, nes tu visą dieną, žinai, keiti sukneles, visą dieną vaikštai podiumum, groja muziką, žinai, daug labai tokio veiksmo, žinai, pastovi turi būti vos nenuoga, nes ten nespėjai keisti nei liemenuko, nei patinio, žinai, ir paskui vakare visą laiką būna party su šeichais, žinok, wow, ne viena iš mūsų taip nuostabiai sėkmingai yra ir ištekėjus, žinok. Ar tu svajotum apie tokį gyvenimą?
Nežinau, iš tiesų. Ne, aš tikiu, kad ištekėti tu dar nesirašė, tačiau, žinai, Tai aišku, čia dar pas mane tolokai iki to. jo, bet suprask, kad jie už savo, supranti, tos vakarėlius ir fashion show moka tiesiog grandiozinės babkės. Ir tu tiesiog išvažiavus 2 savaitėm, sugrįžus čia galėtum nusipirkti bet ką, praktiškai automobilį, žinai. Na jo, šiaip. Jo, šiaip čia labai cool darbas yra. Ir jie žiauriai veltina nekaltas, žinai, merginas iš tikrųjų. Tu supranti, ką aš noriu pasakyti? Na taip, suprantu ir viską puikiausiai. Nu tai va. Tai jeigu tu nori pasirinkti tokį kelią, mums tiesiog reikėtų dabar šiek tiek castingą praeiti. Man reikėtų, kad tu atsiųstum savo kelias fotkės. Tai reiškia taip, su suknele, su bikiniu ir visiškai nuoga. Iš priekio ir iš galo. Jo. Tokie prikolinį. Ta prasme. Tiesioginė. Taip, aš čia prikolinu, nes mano vardas iš tikrųjų yra ne Jūratė, o Rolandas ir tau skambina radio stotis Zip FM. O, tai miela. O, tu dieve. Ir žinok, dar didesnis dievas yra, nes šalia manęs sėdi tavo draugė Aurelija. Labas, Aurelija, pasisveikinsiu su Samanta. Labas, pupa. Aura, aš tai užmūsiu. Aš irgi tave myliu. Tai kas čia dabar pas tave per svajonių darbas būti modeliu? Jo, aš rimtai patikėjau. Labai jums ačiū. Nieko tokio. Tai kažkaip tai fainos, aišku, tavo svajonės, tos labai gražios, Jo. labai didelės, tokios, kaip sakant, tikiuosi jos išsipildys. Arba ne. Jo, galėsi plaukyti su jachta. Su šeichas. Su šeichais. Gerai, atsiprašau, Samanta, ačiū tau už pokalbį, iki.